treneris su pergale. Kokios jūsų mintys apie rungtynes visų pirma? Mintis tokios, kad čia šiai dienai tinka tas posakis, kad geriau negražiai žaisti ir laimėti, negu gražiai žaisti ir pralaimėti. Tai labai klampios rungtynės, tikrai nuopelnai Rytas 2 komandai, atvažiavo susikaupę, jaunimas atidavė visas jėgas, davė kovą ir įklampino mumis į tą sunkų tokį žaidimą. Bet gale išsprendėm problemas, kažkiek sumažinom penketą ir to pasekoje pavyko išplėšti pergalę. Po pertraukos išėjot, atrodo, ir jūs labiau užsivedęs ir visa komanda, tai ką Rūbinė jau tokio pasakėt komandai, kad atrodo išėjo visai kita komanda? Ne, tai kaip ir sakau, sprendimai buvo priimti ir skirstėme kamuolį, tiesiog žaidėme daug agresyviau, ne tai, kad statiškai, tai galbūt kažkiek ir pažadino mumis tas dalykas, kad greičiau žaidėm, tai tiek. Trečias kėlinys turbūt labiausiai patiko, nes ir ta gynyba buvo kiek agresyvesnė ir protingos pražangos perimti kamuoliai. Tai turbūt tas trečias kėlinys ir buvo geriausias šiose rungtynėse. Jo, tai trečias kėlinys, sakau, dėka tų sprendimų pasigreitino žaidimas, pagerinom gynybą ir to pasikoje laimėjom. Marijus Užupis žaidė tiek Joniškyje, tiek čia. Dabar jau gavo kiek daugiau laiko, tai kaip jo tas įsiliejimas į komandą atrodo? Geras įsiliejimas, dar neturi tos žaidybinės formos, reikia laiko kažkiek, bet jisai daug duoda ir šiandien netgi turėjo žaisti 5. pozicijoje, kas pasiteisino tiek gynyboje ir tiek puolime. Baltrušaitis nežaidė Joniškyje, šiandien jau žaidė, kas buvo jam nutikę? Nieko jam nenutikė, tiesiog yra didelė rotacija, visų žaidėjus stengiamės panaudoti ir visi žaidėjai šiai dienai yra reikalingi, tik tiek, kad taikomės prie situacijos ir įgyvendinom savo planus. Tokia ganėtinai keista situacija buvo trečio kėlinio pabaigoje, kai gavot techninę pražangą, ten net jūs nelabai supratot, nei jūsų komandos žaidėjai, kurie buvo ant suolo, irgi nelabai suprato, tai kažką negražaus teisėjai pasakė, ar jis kažką netaip išgirdo? Ne, jau buvau gavęs įspėjimą, tai pasakiau, kad tenais 5 sekundės turėjo nušilti. Tiesiog gavosi situacija, kad užšaukiau, bet ne ant teisėjų tenais. Gavosi kaip gavosi, nenoriu teisėjų komentuoti, po rungtynių išsiaiškinom ir viskas gerai. Ir kita savaitė laukia irgi pakankamai svarbi, dabar galima sakyti tą šablonišką frazę, kad visos rungtynės svarbios, bet kitos tikrai svarbios, nes laukia ir Kauno Žalgirio dubleriai, kurie yra turnyro lentelės kaimynai. Tai kokių rungtynių galima tikėtis ten ir ar turit kažkokį tikslą užsibrėžę, kelintą vietą tam reguliariam sezone norit užimti? Tai ir panaudok tą savo šablonišką frazę, kurią pats pasakei, tai kiekvienos rungtynės yra svarbios, į tą lentelę nėra per daug žiūrėjimo. Džiaugiamės, galiu konstatuoti, kad išlipome iš duobės su traumom ir su tom nesėkmėm ir stengsime tęsti tą gerą atkarpą. Iš tikrųjų, tai Žalgiris, aišku, bus panašiai kaip su Rytas 2, tai gal šiek tiek to talento daugiau bus, tai reiks eiti kautis.